Labas. Džiugu ir gera yra atrasti naujus dalykus ir patirti naujas būsenas. Ir tyrinėjant labai yra svarbu rinktis tai, kas yra gera, malonu, faina ir atmeta tai, kas nėra apie tave. Ir pastebėti, kas yra šią akimirką tau reikalinga ir prasminga. Ir kartais, kai mes keičiame savo įprastą elgesį, kai jaukinamės kažką naujo, būna ir nekomfortiška. Tada verta perskaityti savo didįjį kodėl, dar kartą vis dažniau pakartoti intenciją, viziją, tiesiog įsijausti, ką kuri ir parašyti veiksmus į klausimą atsakant, kaip priartėti prie norimo dalyko. Gal tai reikalinga dažniau kartoti, būseną ar ne, dažniau patirti. O gal reikalinga tiesiog dažniau vizualizuoti arba realiai pradėti kitą žmogų pagirti ir save pagirti. Tai aš džiaugiuosi, kad pavyko. Jau praėjo kuris laikas. Kuo džiaugiesi? Kokie yra tavo laimėjimai? Ir nevertink jų dydžio. Svarbu, kad tu eini pirmyn. Tai kokie yra tavo laimėjimai? Ką pažadi sau? Kokie 4 dalykai, kuriais didžiuojasi? Kokį pokytį kuri? Kodėl tai yra prasminga? Pasidžiaugti pažangą. Tai yra labai svarbu. Pagirti save už nueitą kelią. Tai jau nuo pačio pirmojo žingsniuko jau nuėjai kelią. Jis buvo visoks. Tai natūralu. Ir paleisti savikritiką, paleisti kontrolę ir pasitikėti intuicija. Ką tau kužda tavo intuicija? Koks sekantis žingsnis? O kas, jeigu pažvelgtum intuicijos ir meilės akimis? Taip, kaip žvelgi tu į mylimą žmogų ir matai jame tiek daug gėrio, grožėjimas, gerėjimas, meilės, grožio. Kai žvelgi į mylimą žmogų, juk matai jame kiek daug nuostabaus ir kiek daug grožio, gėrio, meilės. O jeigu pažvelgtum tokiomis pačiomis akimis, tą pačią būseną į save, kokia tu esi nuostabi, graži ir autentiška. Kas, jeigu dar
labiau įsileistum šį jausmą. Tai auginam jį, jeigu dar yra motyvacijos ir noro, tai kantrybė reikalinga visur. Nuoseklumas, kantrybė. Ir kviečiu tave tobulėti savo ritmu. Mes jau keliaujame į pabaigą. Ir kviečiu tave vis dažniau naudotis intuicija, vis dažniau prisiminti savo didįjį kodėl ir kurti ne tik šią būseną, bet ir naujas būsenas, ir nuotaikas, ir įpročius. Sąmoningumas ir asmeninis augimas, tobulėjimas yra viso gyvenimo kelionė. Ir kartais verta pasimti į parankę kantrybę, pasimti į parankę intuiciją, įsiklausyti į save, pajausti ir savo ritmu mėgautis jau pasiektais dalykais, jau padarytą pažangą ir jau jausti pokytį, didžiuoti savimi už tai, kad kiek mes jau turėjom pratimų, kiek mes turėjom jau, kiek nueita, tu jau paėjai, jau nuo pirmojo taško, nuo pirmojo žingsniuko, tu jau paaugai. Ir tai yra sėkmė. Ir nevertinti, kiek man sekėsi, savikritikos nenaudoti ir turėti kantrybės ir tai, kaip tu jauti, tai, kas geriausia tau iš būsenos, yra dar labai svarbu, iš pilnumo, iš galiu pozicijos, ne iš trūkumo, ne iš kontrolės, ne iš kritikos, o iš būsenos. Aš galiu, iš to tokio kitos būsenos, tos gerosios, tos tokios įgalinančios, kuriančios. Ir kas norit, aš visada vedu kursus, pas mane būna vieną kartą į sezoną vienas kursas, jie būna skirtingi, tai kviečiu prisijungti į kursą. Ten naujos temos, ten yra apie pagarbos atstatymą savo, apie nustojimą lyginti su kitais žmonėmis ir daug kitų įvairių sąmoningumo, saviugdos, asmeninio tobulėjimo temų. Jungis, klausk, rašyk žinutę, koks kursas artimiausiu metu vyksta. Ir paderinsim, aptarsim. Ačiū, kad buvai, ačiū, kad augai, tobulėjai ir dalyvavai šiame nuostabiame iššūkiu.